Laikas knygai. Sveiki, mėlyjeji. Aš Jurgita Ramanauskienė. Kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį kartu su jumis leisiuosi į kelionę po dar dažais kvepiančių knygų pasaulį ir pranešiu jums šviežiausias literatūros naujienas. Pristatau ir antrąją šios dienos knygą, taip pat į Lietuvą atkeliavusią iš Estijos. Tai Pepo Vaino Svarbiausias klausimas. Ne veltui pradžioje minėjau, kad abi šiandien jums pristatomos knygos turi vieną bendrą vardiklį. Jeigu Tiesa ir teisingumas beatodairiško atsidavimo geresnio gyvenimo kūrimui, žmonių užsispyrimo ir stiprios dvasios pavyzdys iš praeities, tai Vaino Svarbiausias klausimas – patirtis jūsų ateičiai. Pepas Vainas – lektorius, motyvacijos mokytojas ir verslininkas, jis savo karjerą pradėjo Jungtinėse valstijose. Baigęs rinkodaros studijas Bentley koledže, jis grįžo į Estiją ir būtent savo gimtojoje šalyje sėkmingai realizavo save pardavimų ir pardavimų vadybos srityse. 1997-aisiais jis įkūrė mokymų įmonę Vine & Partners ir per kelerius metus ją pavertė mokymų organizavimo rinkos lyderę. Vine & Partners net 2 kartus buvo įvertinta kaip potencialiems darbuotojams patraukliausia šalies įmonė. Pepo Vaino darbas pardavimų plėtros srityje palengva peraugo į susidomėjimą lyderystės ir asmenybės tobulėjimo temomis. Baigęs klinikinės organizacinės psichologijos mokslus verslo mokykloje NSET, Pepas Vainas pasitraukė nuo kasdienio darbo savo įkurtoje įmonėje ir pastaruoju metu yra atsidavęs tai sričiai, kurioje jis įžvelgia didžiausią prasmę. Tai veda lyderystės ir savęs tobulinimo seminarus visame pasaulyje. Knygoje Svarbiausias klausimas autorius pasakoja apie skirtingus savo gyvenimo epizodus. Tai ir eilinio pardavimų agento darbą Jungtinėse valstijose, taip pat kelią iki sėkmingo verslininko ir pripažinto lektoriaus karjeros viršūnės. Žinoma, dalyvavimą populiariame šokių projekte ir jame išmoktas pamokas, asmeninio gyvenimo refleksijas, išsikeltus tikslus, išgyventus pralaimėjimus ir be jokios abejonės savo pasiektas pergalės. Tai yra klausimų ir atsakymų knyga, parodanti, kaip sutelkti drąsą imtis to, kas teikia daugiausiai džiaugsmo ir pasitenkinimo gyvenime. Tai knyga padedanti geriau pažinti save. Būtent tai, ko šiandien reikia kiekvienam iš mūsų. Šiandien tiek. Laikas knygai. Laidą pristato knygynų tinklas Vaga.